Taigi sveiki visi, šiandien aš ir Burundukų šeima parodysime, kaip orientuotis ir atrasti pasaulio kryptis gamtoje miške. Tai jo, jeigu netikite, patikrinkit jūs. Pirmasis būdas, kaip nustatyti pasaulio kryptį, yra samanos. Samanos auga šiaurinėje medžio dalyje, kad medžiui būtų šilčiau. Taip pat galima orientuotis pagal tai, kad kirai suka lizdus ant šiauriniuose bei šiaurės vakariniuose šlaistuose. Tai dar galima orientuotis pagal bažnyčias. Bažnyčio altorija yra atsukti į rytus. Kitas būdas, kaip nustatyti pasaulio kryptis, yra spygliuočiai medžiai sakus leidžia intensyviau pietinėje savo kamieno dalyje, nors tai ir sunku yra patikrinti. Prie didelių kelmų, medžių, akmenų, kalnelių ar pastatų sniegas visada nutirpsta anksčiau iš pietinės pusės. Priešingai būna su duobėmis ir daubom. Sniegas pirmiausia nutirpsta būtent šiaurinėme duobės šlaite.